dvi transporto priemonės, vienas jų buvo sunkvežimis su puspriekabiu ir kitas lengvas automobilis. Įvykio metu buvo įsiųstos pajėgos tiek policijos, tiek gelbėjimo tarnybos, tiek medikai. Ir nuvykus į įvykio vietą buvo pastebėta, kad įvykio vietoje lengvo automobilio vairuotojas yra negyvas. Aiškinant aplinkybės buvo įsiaiškinta, kad dėl neaiškių aplinkybių neatmetama versija, kad vairuotojas buvo neblaivus. Vairuodamas automobilį išvažiavo į priešingą eismo juostą ir kaktomuša susidūrė su Latvijos piliečio vairuojamu automobiliu. Greitis nėra nustatytas iš tikrųjų ir tai padaryti bus gana sudėtinga, kadangi stabdymo kelio iš vis nebuvo, nes automobilis atsitrenkė į sunkvežimį, bet stabdymo kelio iš vis net nebuvo matyti. Bus daromas ekspertizės, nes nuo apgadinimų bus sprendžiamas ir važiavimo greitis. Bet šiaip didelės įtakos jau greitis neturi, kadangi, ta prasme, dėl eismo įvykio aplinkybių tyrimo. Tik tais tiek, kad greitis įtakos turėjo, kad vairuotojas žuvo įvykio vietoje, nes dėl apgadinimų, tai iš tikrųjų Volkswagen Passat buvo tiek apgadintas, kad vairuotojai teko gelbėtojams karpyti visą automobilį, kad galėtų jo kūną ištraukti. Pirminiais duomenimis Latvijos pilietis tai blaivus buvo, o šito vairuotojo, Volkswagen Passat vairuotojo, bus paimtas kraujas, kad nustatyti jo girtumą. Nes neatmetama versija iš tikrųjų gal vairuotojas ir dėl sveikatos sutrikimų, nes išvažiuota lygioje vietoje prieš eismą net nesitikinti tikriausiai. O tai nebuvo jokio lenkimo, nieko? Nebuvo jokio lenkimo, nes yra liudininkai, kurie važiavo jam iš galo, tai sakė, iš tikrųjų jis jau nuo sankryžos su Algirdo gamyklos gatvės sankryža, jis jau važiavo vinguriuodamas, tai neatmetama versija, kad jis gali būti neblaivus buvo. Nejūt stabdėm, nebuvo atsiteisę, tas lakris jau sustoj, viskas, stop. Jis nupat nuo sankryžos pradėjo, tai vingurio viso kelio. Vilkiko vairuotojas nenukentėjo. Dėl šio eismo įvykio Mažeikių policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas. Savivaldybės posėdžių salėje vyko